Labą dieną visi. Šiandien mes žaisim Steal a Brainrot. Tai šitam žaidime tu turi vogti brainrotus. Bet jeigu esi private serveryje, iš tavęs nieks negali vogti. Supratot? Kai matosi per šitą žaidimą, esu jau gana pro. Mano geriausias brainrotas per sekundę gamina beveik 100 milijonų. Šitą yra 1% gauti, bet jis nėra toks geras. Ir taip. Ir mes šiandien išbandysim mano visus admin commandus, nes kaip jūs matote, aš turiu čia. O kaip jas gauti, tu turi užeiti į Roblox shop ir tu scrollinti ir game passes ir matote, aš turiu double money ir admin payment. Tai vienas draugas man sakė, kad jeigu uždėsiu mes klaustuką, Vienas draugas sakė, jeigu aš įrašysiu klaustuką ir tada galėsiu spawninti, ką tik noriu. Aš nelabai to tikiu, bet pabandysiu. Tai surašiu klaustuką. Kažkodėl nerandu klaustuko. Tai mes užbandysim kitus, pavyzdžiui, jeigu jūs prašysiu spawn 6, 7. Veikia? Ne, neveikia. Gerai. Kita. Aš bandau kažką. Tada gal šitas. Tai neveikia. Gal šitas. Spawn 6, 7. Žodžiu, man atrodo, nieks neveikia. Bet paaiškinsiu, ką daro admin command. Tai admin commandai tau leidžia daryti tokius dalykus, pavyzdžiui. Pamatote? Aš esu tralalala. Ir kodėl manote, jis yra tiesiog svarbus? Dėl to, nes tu gali draugą pasikviesti, kuris yra netoks geras žaidėjas ir tiesiog apsimesti, kad atsispaudino tralalala, tai brainrot godas ir jis pirks ar paskui, kai išaiškina, kad negalės, bus juokinga. Tai komandos skirtas labiau, kad tu galėtum gauti brainrotus. Pat private serverį šitą komandą nereikia ir dauguma. Tiesiog patinka sudat. Ir tai ir per šitą žaidimą yra daug, ką tu gali daryti. Tu gali reportinti, bet aš to nedarau. Nelabai. Tu gali užpildyti
full index. If gaudi rainbow full index, tu gaudi rainbow base. Diamond index, gold index, visus kitus indeksus. Tai mano geriausias indeksas yra šitas. Las Combinaciones. Va. Ir net negalvokite, kai jūs turbūt pamatėte va štai šitus OG. Tai tiesiog gali pasakyti, tiek jų neįmanoma gauti. Neįmanoma. Ok, sudirbsiu, kai tenksiu. Šitą žaidimą tu labiau vogi, bet mes neįsim į public serveris. Dėl to, nes aš tiesiog bijau prarasti. Ir ką šitą dalyką už Robuxus gali gauti. Bet per šitą žaidimą tiesiog stylint, bet daug ką gali veikti ir private serveriuose. Gali pasikviesti draugus ir patrolinti juos. Daug ką gali daryti. Ir taip. Aš dar vieną palaukite, aš dar noriu vieną dalyką pabandyti. Tai neveiks. Tai šiandienos planas yra apsigreidinti bazę. Tai aš neturiu, matote, aš šitam žaidime jau esu geras žaidėjas. Nežinau, ko man dar reikia, bet dėl to, nes man visi brainrodai gamina milijonų. Tai aš iškeliu šitą. Neklauskite, kodėl aš jo neįsėlinau, jis labai retas šitą. Kodėl? Tai, va, kaip sakoma, kitose įrašuose mes tikrai padarysim per šitą žaidimą. Daug ką gali per šitą žaidimą daryti, ritualus. Yra nubinė, picaninė ritualas, o štai šitų. Ir klausite, kas yra čia ir čia. Čia visus, aš to pradžiai. Tai tu paimi kažkokį brainrodą. Va, aš, pavyzdžiui, paimsiu dabar bambų softą ir tu jį įdedi. Ir tu gali gauti visokius dalykus, bet aš to nedarau, dėl to, nes pažiūrėkit, kokie procentai. Čia, žinokit, atrodo geri, bet tikrai ne. Dėl to, nes šitas brainrodas yra geriausias, geresnis nei visas, kas yra Fuse mašinė. O štai čia yra Yin Yang Spin. Tai tu čia ateini ir tu gali gauti du dalykus, arba bizonė gipterą, arba Yin Yang pirštinę, arba kitus 3 dalykus. Ir čia yra dar shopas, kur tu gali pirkti dalykus, bet matote, man reikia rebartinti, aš to nemėgstu. Ir parašykit komentarus, kokius man šlepas naudoti, dėl to Disgaea Dark šlep. Šita pirštinė yra žiauriai gera. Net jeigu aš jau turiu geriausią pirštinę žaidime. Tai nėra šopė, o geriausia šopė yra
Va, šita. Tu turi ją pirkti už Robuxus. Va. Black Hole Slap. Ji yra stipriausia žaidime. O čia yra Lucky blokai. Iš Lucky bloko tu gali gauti neblogų dalykų, bet tu turi mokėti Robuxus. Arba turi lauk, kol tiesiog kažkas atsispaunins. Man čia dar yra laikmatis. Turbūt dauguma jau žaidžia čia šitą žaidimą ir turbūt kažkurie jau turi OG. Turbūt jau jūs turite. Bet jeigu turite, nusiųskit nuotrauką į komentarus. Dėl to, nes aš noriu pamatyti pažadą, aš nevogsiu, nebaudinėsiu, aš tik noriu pažiūrėti. Supratot? Tai ir dar vieną dalyką pamiršau paminėti, kad šitam žaidime, kad jeigu tavo mėgstamiausias brainrodas yra šitas ir tu manai, kad jis geras, žinokit, jis nėra geras. 3 į sekundę. Žiūrėk, kiek kažką geriausia daro. Tai labai daug kas iš tikrųjų yra. Ir žinokit, kas nežino, tai šitas žaidimas atrodo normalus, bet viduje jis toks nėra. Dėl to, nes visi youtuberiai, visi kelia įrašus, kaip tas žaidimas baisus. Aš jau pats žinau kelis sekretus, kad čia miega toks dalykas ir jo geriau nežadinti. Dar žinau, kad čia su special admin dalyku tu gali per čia ir ten yra baisu. Dar žinau SamEXE, dar žinau 666 Brainrod, dar žinau Brainrodą, kurio neleidžiama sakyti YouTube, žodžiu krokodilo. Negaliu sakyti, padėl užblokos. Tai taip. Dar žinau, jeigu ką, vienas dalykas atsitiks. Tai buvo toks brainrodas visiškai ištrintas iš žaidimo. Visiškai. Tai jis buvo Tan Sahur. Visi žinote Tan Sahurą. Pats klasiškiausias brainrodas ever. Ir jis buvo rare. Jis buvo blogs. Bet visi supyko, kai ištrynė. Dėl to, nes Tan Sahuras buvo original brainrodas. Ir kai jį ištrynė, visi pradėjo pykti. Aš irgi nenorėjau, kad jį ištrintų. Taip. Dar buvo brainrodas 6ix9ine. 6ix9ine tai, sakoma, buvo tarsi 6ix7ine. Turbūt visi žinote 6ix7ine. Tai visi žinote 6ix7ine, tai buvo dar 6ix9ine. Bet visus ištrynė į žaidimą. Turbūt, kad žiūri visus kitus youtuberius, kurie daro Stealo Brainrod įrašus, įdėjo visokių baisių įrašų, kad Stealo Brainrod yra baisus žaidimas. Bet jis nėra. Jeigu darai kažkokių dalykų, kurių tiesiog tu negali daryti, jis nėra baisus.
Ir taip, turbūt visi žinote šitą žaidimą, bet jeigu kažko nežinojote, palikite komentarą. Su jumis buvo Dovis, susitiksim kitą